Ar kada matėte laivą gulinti ant kranto savo akimis? Be langų, be durų, apaugusi augalais, nuo stovio. Nekasdienis vaizdas pamatyti milžinišką metalo gabalą tiesiog gulinti ant kranto. Atrodo žmogaus sukurtas daiktas ir tiek, bet visgi tai sukelia emocijas. Ar įspūdį? Kaip toks galiūnas galėjo būti tiesiog paliktas užmaršiai? Sveiki atvykę į mano kanalą, kuriame kalbu apie mane dominančius dalykus. Ir šiandien apžvelgsiu MS World Discoverer laivo tragediją. MS World Discoverer buvo kruizinis laivas, sukurtas ir pastatytas Šičiaun-Trivesar Vokietijoje 1974 metais. Iš pradžių laivas buvo pastatytas ir pavadintas kaip Beva Discoverer, buvo parduotas Danijos Beva kruizas. Vėliau buvo pervadintas į Lovell Thomas Discoverer ir plaukė 7 dienas po didžiuosius Čikagos ežerus į Monrealį ir atvirkščiai į St. Lawrence Seaway kruizus. 1976 metais Liepos mėnesį laivas buvo parduotas Adventure Cruises ir pervadintas į World Discoverer. Laivas pagal dabartinius standartus buvo gan nedidelis. Galėjo plaukdinti 137 keleivius, nuo 75 iki 80 įgulos narių ir teturėjo 76 kajutes. World Discoverer principas ir buvo mažesnis kruizinis laivas, kad galėtų plaukti, kur dideli kruizai negalėjo. Pagrindinė žmonių demografija, kurie plaukė tokiu laivu, buvo žmonės, kurie norėjo egzotiškų vietų, bet nebuvo reikalingas bombastinis kruizas. 76 metais laivas buvo įregistruotas Singapūre. 87 metais tapo nauja Society Expeditions nuosavybė ir buvo pervadintas į Society Expedition Cruises su biurais Sietle, JAV ir Vokietijoje. Galiausiai 90 metais jis buvo įregistruotas Liberijoje pavadinimu World Discoverer. Laivas turėjo dvigubo korpuso konstrukciją, leidžiančią periodiškai plaukioti į Antarkties poliarinius regionus, kad keleiviai galėtų stebėti ledo sangrūdų judėjimą ir būti apsaugoti nuo nedidelių smūgių. 96 metais laivas buvo atnaujintas naujų pavadinimu World Discoverer. Laive buvo pripučiamų valčių flotilė, leidžianti keleiviams priartėti prie ledo stebėjimų. Per laikotarpį nuo lapkričio iki vasario laivas vykdė kruizus pietų pusrutulyje ir aplankė tokias vietas kaip Antarktida, Folklando salas, Čilė ir Argentina. Nuo kovo iki gegužės ir rugpjūčio iki spalio laivas plaukiojo pietų Ramiojo vandenyno salomis. Birželio-rugpjūčio mėnesiais laivas plaukiojo aplink Aliaskos regioną ir Rusijos sieną, aplink Beringo jūrą. World Discoverer buvo klasifikuojamas kaip Švedijos, Suomijos 1A ledo klasė, leidžianti laivui atlaikyti nedidelius smūgius į plūdę. Laivui vadovavo Oliveris Kruizas, kuris anksčiau dirbo vyriausiųjų kapitonų padėjėjų. Society Expeditions taip pat pasamdė nedidelę patyrusią ekspedicijos vadovų komandą, kuri atsakytų į turistų klausimus apie regioną, ledą, jų judėjimą ir laivo paskirties vietas. Keleiviai būdavo išlaipinami įvairiose pakrantėse, kad galėtų stebėti vietinę laukinę gamtą rajone. Kiekvieną dieną paprastai sudarė 2 ar 3 kranto ekspedicijos, kurioms vadovavo geologai, istorikai, gamtininkai ir jūrų biologai. Laive buvo įrengta apžvalgos aikštelė, medicinos centras su aktyviu gydytoju, biblioteka, saulės denis su nedideliu baseinu ir nedidelis treniruoklių centras ir paskaitų salė su kino projektoriumi. 2000 m. balandžio 30 d. World Discoverer keliavo į savo kruizą Australijos šiaurės vakaruose. 16 val. Vietos laiku laivas atsitrenkė į nedidelę neatrastą uolą Arifa Sandfly Passage Saliamono salose. Kapitonas Kruizas iš karto suprato, kad laive yra skylė ir išsiuntė nelaimės signalą, kuris buvo gautas Saliamono salų sostinėje Honiara, kadangi įtarė, jog laivas ilgai neatlaikys neprisisėmęs vandens į vidų. Į laivą buvo išsiųstas keleivinis keltas, o visi keleiviai buvo nugabenti į saugią vietą. Tada kapitonas įvedė laivą į Roderick įlanką, po to, kai laivas pradėjo svirti 20 laipsnių kampu ir žemino jį, kad nenuskęstų. Visa situacija buvo gerai apeita, kadangi visi žmonės buvo saugiai išgelbėti, o laivas galutinai nenuskendo.
Po povandeninio laivo apžiūros buvo suprasta, kad nėra būdo, kaip greitai sutvarkyti skylę, o įtekantis vanduo nusvėrė laivą į dešinėje pusę ir World Discoverer buvo paskelbtas visišku praradimu. Nuo tada laivas liko Roderick įlankoje. Society Expeditions prezidentas Michaelas Lomaxas pasveikino kapitoną ir įgulą už jų herojiškus ir profesionalius veiksmus, sakydamas, kad krizės metu jie pasirodė pavyzdingai. World Discoverer vis dar guli Roderick įlankoje, Nigelos salose, su 46 laipsnių kampu. Arčiausias gelbėjimosi kompanijos dislokuotos Australijoje rado vietinių ir gyventojų ir kitų grupuočių apiplėštą laivą. Saliamono salose tuo metu vyko pilietinis karas. Galiausiai potvynių aktyvumas dar labiau apgadino laivą, laivo paviršius rūdijo, nes buvo pavogta daug langų. Laivas tapo turistų traukos objektų su vietiniais salos gyventojais ir kitomis kruizinėmis linijomis, kurios plaukė pro World Discoverer. Taip pat 2000 metais buvo bandoma gelbėti skenduolį, bet buvo palikta po to, kai buvo apsikeista šūviais su vietinė gentimi. Po incidento Society Expedition atnaujino kitą ledo klasės laivą ir pavadino jį World Discoverer, kuris pradėjo veikti 2002 metais, atnaujindamas kruizus. Society Expedition veiklą nutraukė 2004 m. birželį, kai Nome Aliaskoje kreditoriai konfiskavo jų naująjį laivą. Po 2 savaičių buvo pateikta likvidavimo bankroto byla. Po tolesnių pavadinimo pakeitimų vėlesnis laivas dabar veikia kaip sidabrinis tyrinėtojas. Šio laivo skendimas nebuvo niekieno kaltė iš esmės, kadangi kruizas vyko nelabai žinomose vandenyse, kur atsitrenkė į nežinomą akmenį. Iki šios dienos šis laivas stovi apleistas, nes neturi nei savininko dėl buvusios įmonės bankroto, nei didelės vertės, dėl kurios kažkas norėtų jį gelbėti. Vietiniai prašė savo valstybės vadovų pašalinti laivą, kadangi jis galimai stovės dar ten labai ilgą laiką, kadangi nėra daužomas nei bangų, nei kitų veiksnių, kurie galėtų pagreitinti laivo ardymą. Labai įdomu ir keista matyti laivą gulintį ant šono tiesiog prie paprastos salos ir laukiantis savo gan tolimos egzistavimo pabaigos. Nekasdienis vaizdas ir dėja ne kaskart pasitaikanti sėkminga gelbėjimo operacija, kurios metu niekas nenumiršta. Tikiuosi, kad patiko ir sudomino šio laivo sėkmingos istorijos analizė. Gražios jums dienos ir iki kito susitikimo.